Super gardžios salotos. Išbandyk ir tikrai nenusivilsi. Tau reikės 1 brokolio, 1 granato, 2 nedidelių obuolių, pusę didelio mėlynojo svogūno, apie 100 gramų sūdytų kepintų saulėgrąžų. Ir visus ingredientus paruošk salotom. Brokolio žiedelius susmulkink smulkiai, granatą išlukštenk, obuoliukus supjaustyk su mėlynuoju svogūnų kubeliais ir visus ingredientus sudėk į vieną indą ir pasiruošk padažą. Salotų padažas paruošiamas labai paprastai, kadangi neturėjau graikiško jogurto, tai dėjau Filadelfijos sūrio light truputėlį ir majonezo nedidelį kiekį, taip pat šviežiai spaustų citrinos sulčių ir kokiu santykiu ir kiek aš jų dėjau ant tokio didelio kiekio salotų, skaityk aprašyme. Ir taip pat apibarščiau pačioj pabaigoj druskos pipirų, viską gerai išmaišiau ir ėjau valgyti. Fantastinės salotos, išbandyk ir tu. Abejoju, tau patiko šitos salotos ir nori daugiau mano receptų, spausk like, dalinkis su draugais, sek mano socialinius tinklus ir rašyk komentare daugiau receptų ir aš su tavim pasidalinsiu ne tik naujausiais mokymais, receptais, bet ir spausdintom bei elektroniniam knygom, receptų ir mitybos patarimų. Prenumeruok naujienas, sveikatai palankus ir būk pirmas, kuris sužinos naujausius receptus ir mitybos patarimus.